Šiauliuose dėl dokumentų klastojimo nuteisti veikėjai už pinigus padėdavę gauti vairuotojo pažymėjimą. Kiek kainuodavo teisės, pasakoja Artūras Konderauskas. Į teisiamųjų suolą sėdo Raudonojo kryžiaus medikės, vairavimo mokyklos savininkas, buvęs valstybinės įmonės Regitra darbuotojas ir nusikalstamą veiką organizavęs Eduardas Ivanovas. Jam buvo pateikti kaltinimai dėl daugiau nei 20 epizodų. Vyras kaltintas dokumentų klastojimu, kyšininkavimu, tarpininkavimu. Jis 2009-aisiais kreipėsi į vairavimo mokyklos savininką Pijų Mešką ir įkalbėjo pastarąjį išrašyti mokyklos baigimo dokumentus keletui asmenų. O Silva Stanelienė ir Ilona Sungailienė pirmos medicininės pagalbos žinių atestatus. Aldona Nutautienė vyrams sutvarkė sveikatos pažymėjimus, nuo Regitroje dirbęs Vytautas Juška pasirūpino, kad būtų išlaikyti egzaminai. Buvo nustatyta, kad už visus vairuotojo pažymėjimui gauti reikiamus dokumentus interesantai mokėdavo nuo 2 iki 3 tūkstančių litų. Teismas visus 6 kaltinamosius pripažino kaltais ir Eduardui Ivanovui skyrė 4 metų ir 6 mėnesių subendrintą bausmę. Vytautui Juškai skirta 2 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vairavimo mokyklos savininkui uždrausta rengti vairuotojus ir skirta 5200 litų bauda. Pensiniks. Medikėms Aldonai Nutautieniai ir Silvai Stanelieniai taip pat skirtos piniginės baudos atitinkamai 6500 ir 3200 litų. Ilona Sungailienė nuo baudžiamosios atsakomybės atleista pagal laidavimą. Artūras Konderauskas, Šiauliai.